Sveiki, šiandien šito vaizdo įrašo aš aptarsiu 4 pagrindinės bėdas, kas padaro grindų lyginimą neįmanomą arba su dideliais defektais. Tai pati pirmoji bėda yra netinkamas pagrindo paruošimas. Ką aš turiu omeny, tai turim per didelius nelygumus, tarkim, turim didelės duobes, arba tenais tose duobėse yra, kiek yra tekę mums susidurti asmeniškai, tose duobėse yra skylės, kurios mūsų pagrindą išlyginamojo mišinio sugeria į pagrindą, arba ten jisai nubėga kažkur toliau, tai padarydamas duobes arba kalnus. Tai va šitas vienas esminis dalykas, tai čia aišku reikėtų įsivertinti ir užsitaisyti, kiek ir mums yra tekę buvo susidurti su tokiais dalykais, neįsivertinam tam tikras skylės. Jos aišku atrodo kaip ir užteptos, bet iš tikrųjų sukelia didelės problemas, kaip išlyginamasis mišinys yra vandens pagrindu, jisai bėga kaip ir vanduo, randa tam tikras vietas arba silpniausias ir panašiai, jisai tenais tose vietose subėga ir pasidaro mums nelygus pagrindas. Todėl visą laiką turime užsitaisyti ir bent jau įsitikinti, kad tas vanduo nebūtų, kad tas vanduo tenais tose vietose neprabėgtų. Tai vat vienintelis dalykas. Dar tada prieš tą patį pagrindą reikėtų, kas įeina į problemą pagrindo paruošimo, tai per mažas kiekis grunto. Tai ką reiškia, jeigu vienu kartu užgruntavai pagrindą sugėrė tą ir turite dar kartą užtepti, nes kadangi išlyginamasis, kaip ir sakiau, yra vandens pagrindu, jisai mėgsta susėsti arba įsigerti į patį pagrindą. Todėl tas grindų lygumas gali netoks ir gautis. Kaip tikėjomės, todėl įsigruntuojam porą kartų ir jau šitos bėdos jau mes neturim. Antroji bėda yra mišinio konsistencija. Visam projektui įgyveninti reikia tam tikro mišinio, bent jau mišinio konsistencijos, kad jisai išliktų vienodas ir susilietų jau su esamu, jau išpiltų išlyginamoji. Nes per vieną kartą padaryti visas grindis tai neįmanoma, tarkim reikia ten papildomai 3 ar 4 maišymų, kas leidžia tą konsistenciją, jeigu jau mes jos neturim, tai tarkim išpyliau vienoje vietoje mišinį, jisai pastingo, tenais pradėjo trauktis, kitur jis skystesnis gavosi, jis nesusilieja, jisai žemiau pasidaro, jau gaudamas rezultatas, nelygios grindys ir panašiai. Todėl šitas jau dalykas yra labai svarbus. Mišinio konsistencija visur, jeigu kaip ar man maišo nurodyta 5,5 litro, taip ir bent jau reikėtų laikytis, aišku, priklausomai nuo gamintojo, jeigu gamintojas nurodo kitaip, tai žiūrim ir tada tenais pasitikrinę, galim įsivertinti, kaip atlikti tą darbą tvarkingai ir gerai. Trečia klaida yra mišinio pačio pasirinkimas. Jeigu mes netinkamai pasirinksim mišinį, gali vėl gautis nelygumai, gali jisai kažkur tais daugiau subėgti ir panašiai, ir gaunasi vėl pagrindinis bėda, pagrindas yra nelygus. Tai ką aš turiu omenyje, tarkim, jeigu aš pasižiūrėjau visas grindis, ypač senuose butuose, yra toks dalykas, kadangi pasižiūrai vienoje vietoje, kaip ir atrodo, man reikia ten, tarkim, pakelti kokius 10 mm ir tada neįsivertinti kažkokios vietos, aišku, yra tekę ir patiems pataikyti šitą dalyką. Jeigu neįsivertinti kitoje vietoje, tarkim, jau ten kitoje vietoje jau reikia 4 cm užpilti. Todėl, kadangi mišinio pasirinkimas yra ganėtinai ribotas, tarkim, vienas mišinys keliasi nuo 1 iki 2 cm, kitas nuo 2 iki 4, aišku, asmeniškai neteko susidurti daugiau negu 4 pilant, tada jau reikėtų 2 sluoksnių ir panašiai. Todėl reikia įsivertinti pagal giliausią vietą, kad žinosim toj vietoj, kad tikrai mišinio konsistencija ir jo klampumas būtų tinkamas tam nelygumui užlyginti. Nes jeigu mes pasirinksim per mažą mišinio storį, jisai toj vietoj storesniai, jisai subėgs, susitrauks, padarydamas nuokalnę, tada gausis rezultatas mums nelygios grindys. Vėlgi, tas pats, visos šitas pagrindinės klaidos veda į nelygias grindis. Pagrindinė 4 problema yra nelygios grindys. Tai kas yra nelygios grindys, tai jeigu ten mes turim kalnus arba duobės, jų yra daug, sunku įsivertinti, yra tenka padaryti tokių pagrindinių klaidų, kaip nelygo, tada, čia aišku jau nuo parties priklausytų, tada tu pasirinki blogą mišinį, išpili grindis, blogas pagrindas gaunasi, nelygus, tada reikia papildomai tenais dėliot, pastangas dėt, arba ten kiti susinerimina metų ir išeina, net tiesiog palsėt, nes nesigauna tenais padaryti dangą tokią, kokią jinai gaunasi, arba norėtųsi, kad gautųsi, o gaunasi mums visai kitaip, arba priešingai. Todėl pagrindiniai nelygumai turi būti įsivertinami, didžiausios, aukščiausios vietos, žemiausios vietos ir pagal tai pasirenkamas mišinys.
Tai kiek yra tekę matyti, kad tarkim į senuose būtuose, tarkim vienoje vietoje yra kokius 3 cm arba 4 reikia pakelti, o kitur jau žiūri, kad praktiškai jau beveik vos ten 5 mm, jau ten 3 mm. Todėl tokius dalykus reikia būtinai įsivertinti ir atkreipdėmėsi. Tai pagrindinės 4 problemos, vedančios į vieną esminį dalyką - blogas pagrindas. Todėl išlygint grindis reikia įsivertinti šitas 4 klaidas ir jų išvengti.